Sveiki, kviečiu į jau 7 astrologijos grupę jungtis į grupinius astrologijos mokymus. Ir iš tikrųjų jau labai daug patirties tame sukaupta, daug metodikų. Kiekvienas kursas iš tikrųjų yra skirtingas, nes mes puikiai žinom, koks yra šiuolaikinis laikmetis, reiškia žmonės, ko jie nori, kokia yra daugumos intencija, reiškia, ko ieško, ką nori atrasti ir kad vis tiek mokymus astrologijos, nors pagrindas yra astrologija, bet deja tenka integruoti ir holizmą, psichoterapiją ir žinoma aukščiausią žinojimą, transcendenciją, bhakti kažkiek supažindinti. Ir kiekvienas šitose mokymuose randa tai, ko jis iš tikrųjų ir ieško, ką jam reikia šiuo metu suprasti ir tai gaunasi toks kaip bendras toks holistinė perspektyva, nes nepaslaptis, kad labai daug žmonių ieško vis tik ir bendraminčių, tai šitose mokymuose būna ir susipažįsta tarpusavyje, susitinka gyvai, visko yra buvę. Aš šitos mokymus pradėjau daryti iš pašaukimo, iš širdies ir nepaisant kažkokių tokių smulkių tokių dalykų, galbūt, kurie vis tiek visko eigoje būna, tai vis tiek yra labai sėkmingas projektas ir po kiekvieno to kurso ar kurso eigoj, vis tiek nuolat žmonės sako, kad tai, sako, nesu mačius tokio kurso, kad tiek žiūrėtų individualiai, kad taip viską apie kiekvieną atsimintų, komentuotų, nes šitas kursas, reiškia, vyksta tokiu pagrindu, kad mes mokomės teoriją, duodu ir papildomą medžiagą studijuoti, vis tiek papildomai visi kažkiek studijuoja, bet kurso esmė yra sudėlioti astrologijos taškiukus ant į, būtent tame ir yra, nes jūs visą laiką rasite astrologijos vandenynų upes, bet kai reikės žmogui sutalpinti analizę į 10 minučių, ką jūs pasakysite? Reikia pasakyti esminę, konkrečią informaciją, kas jam realiai padėtų šitam gyvenime. Taip? Tai reiškia daug praktinių užduočių ir būtent dėl to pas mane ir eina, bet kas nori praktikos, nes knygų, teorijų, filosofų, demagogų, visokių kalbėtojų, YouTube mes turime pilną, o praktikos kiek mes turime? Reiškia, žmonės tiesiog patys labai nenori praktikuoti, tai niekas už tai neatsakingas, dėl to šitam kursui yra visiškai laisva metodika. Jūs suprantat, kad jūs patys esate atsakingi už tai, kiek žinių jūs pasiimsite. Jūs suprantate, kad neužteks tik teorijos, kad reikės išanalizuoti savo lentelę pirmiausia, nes jeigu tu savęs nesupranti, kaip tu kitam gali padėti save suprasti, tu pirmiausia pats save turi suprasti. Tu turi būti žmogus, kuris jau reiškia vis tiek geba rasti tuos vidinius atsakymus ir aš visada mokymo sistemą pakreipiu taip, kad žmogus pats iš savęs trauktų atsakymus. Kiek jis tą norės padaryti, tai yra žmogaus asmeninė atsakomybė. Dėl to vyksta, sakau, visą laiką skirtingai generuojasi naujos užduotis, daug kūrybiškumo, žiūrint, kokie susirenka žmonės. Visą laiką grupėje būna bent keletas tokių labai plačios pasaulėžiūros, kūrybiškų žmonių, kurie ir sugeneruoja tas naujas idėjas, žaidimus, linksmybės, tokias mes mokomės, tokių laisvų linksmybių principų, kaip vaikai savotiškai. Ir tai irgi yra integruojama, tas žaidimo principas, nes per žaidimą, per eksperimentus, per praktiką labai galima daug išmokti. Aš tą integravau dėl to, kad studijavau geštalto psichoterapiją 2 metus ir ten būdavo viskas per eksperimentą. Reiškia, kad mes einam į praktiką, ką tu gali suprasti teoriškai, kiek tokių teoriškų mokslo žiurkiukų sėdi visokiuose ofisuose ir realiai nesupranta net, ką ten daro. Tikrai esu ir pati savo kailiu patyrusi. Darai kažką, bet nesupranti, ką darai. Tai yra nuostabu, kai tu darai ir tu supranti, ką tu darai, kas tu esi ir kur tu esi. Tai reiškia, mes vis tiek tai apjungsime iš, sakau, holizmo perspektyvos, iš šventraščių, bet būtent kai kurių tai studijų, kai kuriuose yra aiškiai apibrėžta, kas yra Žemės planeta, suvokti, kur mes esame, kokiais įstatymais čia kas viskas veikia, ką ta astrologija parodo. Jinai realiai parodo mūsų tokia kaip karma, reiškia tą įspaudą, kurį atsinešėm, nes ir savybės jos yra fiksuotos, vis tiek zodiako ženklai jie nepasikeis, planetų padėtis nepasikeis, bet integruodami holistinę pasaulėžiūrą, vadinamasias dorybės, neišmanimo, aistros, gūnas, visaip mes einam į tai, kad suprasti apskritai, kas mes esame, kur mes esame ir ką mes čia veikiame.
kiek tame galios turi norai ir troškimai, kiek tame galios turi karma, kiek tame galios turi sąmonė, kodėl vieni žmonės optimistiški, kiti pesimistiški. Visa tai yra užfiksuota astrologiniai lenteliai. Noriu pabrėžti, kad visada, ta prasme, aš einu į tą naująjį vadinamą pasaulį, aš esu naujojo pasaulio žmogus, prisitaikau prie to, kaip yra, bet einu su savo norais ir kūrybiškumu ir tuo, kad nieko neplanuojam. Planuojam, aišku, kad tikrai bus mokymai, kad tikrai jie tęsis 10 mėnesių, o eigoje, procese visko gali vykti. Tai yra, jūs tos mokymus bet kada galėsit nutraukti, reiškia, nes visą laiką taip yra. 3 mėnesiai fiksuoto studijo ir įmoka negrąžinama 324 € už 3 mėnesius. Taip pat turite turėti astrologinius vadovėlį, kurį aš esu išleidusi, reiškia, 2021 metais, būtent mūsų su Tamalo astrologijos knyga. O toliau jau jūs norit, nenorit, tai yra visiškai jūsų asmeninis reikalas. Jeigu jumise susižadina noras, tai jūs ir baigėt šitos mokymus. Perspektyvoje iš tikrųjų iš visų, kiek mokėsi, apie 1/3 baigė, tai yra laiko egzaminą ir gauna šitą sertifikatą. Dar labai didelė dalis, turbūt apskritai iš 90% baigia kursą, išbūna visą kursą, bet nelaiko egzamino, nes, nėra tai čia taip paprasta. Čia kažkokiais kyšiais nepaeisi, kaip sakant, tai teks ir tas užduotis padaryti ir egzaminą išlaikyti, kuris, aišku, viskas yra paprasta. Mano mokymosi procesas yra lengvumas, pagaliau galite daryti tai, ką norit, mokytis tai, ką norit, bet ir tai, sakau, perspektyvoje vis tiek matosi, kad yra tokia tendencija, kad žmonės nori, kad juos interpretuotum, juos apibūdintum, juos ten nagrinėtum. Aišku, tikrai būtent šitam astrologijos kurse tikrai labai mažai tas matosi, bet bendra perspektyva žmonių tokia yra. Jie nori, kad juos burtų, programuotų, ten pasakinėtų viską, o mes turim taip eiti, kad mes suprantam, kad yra tos įtakos, pamatyti tas įtakas ir iš to kurti savo tą kūrybišką gyvenimą, suvokti, kiek mano norai tame reiškia, kiek tos atsineštos įtakos reiškia ir eiti į save ir per save, būtent per mane tą individualų. Ir dėl to sakau, aš visą laiką pabrėžiu, kad atsirenku, kiek tai įmanoma žmonės, reiškia, kur jau matos, kad visai ne į temą atėjo, tai ir nepriimu į kursą, reiškia, vis tiek, kai sakot, kaip atsirenkat, viskas savaime atsirenka. Viskas vyksta savaime, kartais būna, kad kažkas grupiai dalyvauja irgi, kad kažkokias tai pamokas atneštų ir viskas yra nuostabu. Tik noriu pabrėžti esminį dalyką. Vėlgi pabrėšiu tą patį, ypatingai šitam kursui susirenka tikrai labai aukšto, tokio, galimybių aukštų ir aukšto intelekto žmonės. Tikrai jie kažkur atsiranda, nes tai nėra lengva, tikrai tai nėra lengva perprasti. Ne dėl to, kad aš čia pati kažkokia protinga, bet man mokslai, viskas man labai labai gerai ir greitai aš galiu perprasti, jeigu aš tik to noriu, dėl to ir kitam galiu padėti suprasti. Tai ateina labai tokios aukštesnės sąmonės, labai daug žmonių, aukšto intelekto, kurie gali suprasti astrologijos mokslą, nes tai tikrai nėra paprasta, kaip jau ten bebūtų. Ir neateina tokie žmonės, kurie nori, aišku, ten tokių atsakymų, kaip kada aš susituoksiu, kada susilauksiu vaikų, kada susirasiu darbą. Tikrai, ir net negausit pas mane tokių atsakymų. Astrologija gali kur kas daugiau. Tai yra, mes esam amžinos dvasinės sielos, kupinos norų ir troškimų. Ir visos tos knygos, kurias aš rašau, jos yra be galo gilių, sakykime, atsakymų duodančios, nes astrologijos mokslas, pirmoji knyga, kuri gimė, ką jinai atsako, ką aš turiu čia dar nuveikti, kad galėčiau eiti į aukštesnius įsikūnijimus, intelektą pabrėžia, ką man išmokti, kokias pamokas išmokti, nes, gerai, tu sužinosi, kada susirasi tą vyrą ir kas tada bus, kas bus, kai tu susituoksi, kas bus, kai tu to vaiko susilauksi, kas bus, kai tu ten kažkokį tą darbą susirasi, tipo, nei ten laimingas būsi, nei kas. Ir realiai viskas yra, ko iš tikrųjų giliai širdis ieško, laimės, meilės, ramybės. Tai mes, astrologijos moksle susidėlioja tuos taškiukus, nurimsta, sako, supratau, kodėl taip yra, sako, supratau, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl aš taip elgiuosi ir mes į tai ir einam. Astrologijos technikas naudojant yra labai lengva išprognozuoti, pamatyti ir santuokos ir kada sutiksite viską. Ta prasme, aš irgi tai galiu, bet aš tame specialiai nesispecializuoju, nes tame jūs kursite kokią savo karmą. Aš nenoriu kurtis karmos, kuri man visiškai nenaudinga.
pasakyti, kad už 27 metų sutiksi Juozapą. Ir kas iš to, ir kas bus, kai sutiksi, ir kas bus, kai susitoks, jeigu tu savo esminės gyvenimo paskirties nesupranti. Nieko nebus. Gali ir 20 Juozapų sutikti. Tai ne apie tai į kursą neikite, jeigu domina. Tai šitas iš vis niuansas per vieno iš astrologijos studenčių išlindus. Sako, žmonės klausinėja. Sakau, tegu klausinėja. Paklausk, o kas bus tada? O kas bus? Ne apie tai. Visiškai ne apie tai. Tai yra apie intelekto požymį šitas kursas, o ne apie kažkokius tai antspaudus, kažkokius tai faktus, kurie realiai nieko nekeičia. Turi keistis sąmonė, suvokimas, mes turim stengtis eiti dorybės, gūnai, transcendencija, jeigu intelekto apraiška yra, nes dėl to tokie žmonės ir ateina, tokius ir prisitraukia, visi kiti kažką kitką veikia ir tai yra nuostabu. Tai kursas startuoja rugsėjo 1 dieną, 10 mėnesių, bet realiai tame tarpe bus 2 mėnesiai atostogų, nes jų tikrai reikia, nes yra procesai, yra įsisąmoninimas, kaip sako, reikia biškai ir pamiegoti, ir pailsėti dėl to yra atostogos, bet kursas yra labai intensyvus, dar nežinau, buvo aišku tokių vienetai galbūt, kuriems trūko to veiksmo, bet čia labiau iš neturėjimo ką veikti, nes šiaip žmonės yra užsijėmę ir jeigu jie nori iš tikrųjų pasimti iš to kurso naudą, vis tiek reikia laiko įsisąmoninti. Tai kursas yra intensyvus, kursas yra gilus, jisai apima rytų ir vakarų astrologiją, rytų astrologija yra 7-8 mėnesiai ir vakarų jau lieka 2-3 mėnesiai. Tai va, tai kas norite, rašykite asmeniškai, kita informacija reiškia yra komentare.